Taigi, va kaip atrodo, pasirodo, dirbdama, reiškia, mano kūne kaip čipus, reiškia, dar net šitą vazerių bobutė, reiškia, 80-metė raganautoja iš žydiškų fantazijų, pagalvosi, kad jinai galinti, reiškia, dirbti STT, reiškia, vat. Tai čia vat sovietinis žydų silpnaprotystės atvejais įrodinėjimas, kad aš esu kvaila ir aš noriu nusikalsti, noriu valdyti pasaulį. Iš vienos pusės lipau dronė, susekta tikėjimo žodžio tumienį, iš kitos kaip ta visa Regina Vasilienė. Nu tai vat, vis grasinė, galiausiai supratau, jie man aiškina, kad mano kūnas jų lošimo automatas, jie nuo tos vietos nori mane nusižudyti, pasavint turtą. Galiausiai, blėt, pasirodė, kad ir Danutės turtas, reiškia, man užregistruotas, kaip o Danutės turtas, reiškia, nes tai kaip ją kvailė visi išgaudys. Aš, blėt, nežinojau, kad ta pati Vasilienė su Audronė ir gaudančios. Ir galiausiai trikampis, reiškia, Sicilijos šitoj saloj susiloštas nuvarė žemyn. Kai man, reiškia, išėjo visas žarnynas, gleivinė, visas tos metastazės. Va tada jie Italijoje pamatė, belecha mucha, nei Audronė, nei Vasilienė nesančio šventos. Jie mano kūną ėda kasdien, aiškindami, kad čia mano turtas. Tai kurgi šventas? Kurgi po galai šventas? Šitų dviejų bobų fantazijos aš parvažiavusi iš Danijos su diplomais, blėt, suėsta ir pavirtusi į hujelvoto slovenišką besidarkantį žmogų. Ir jos dar laiko manęs nešventas. Jos man grasina pašalpas, jos man kasdien grasina gyvybės, jos kasdien mane varo protiškai su savo strategijom vadinamom donatai. Blėt, civodot visi, nahu eikit. Su savo karalienėm, reiškia, nahui, vietoj karalystės, reiškia, nežydiškos, blėt, visas žydiškas prostitutė susivarė. Eikit jūs po velnių.